Ką, sveiki visi. Labai daug galvojau ir norėjau papasakoti, bet su tuo laiku esu susipykęs, turiu tikrai labai daug darbo, daug visokių organizacinių klausimų turiu išspręsti, tai kažkaip nepriejau laiką papasakoti apie pasibaigusį pasaulio dugninės meškerės čempionatą, bet tikrai norėjau išsakyti savo nuomonę, norėjau papasakoti apie rinktinę, apie mūsų truputį gaudimą, apie mūsų rezultatą, nes tikrai skaudus buvo pralaimėjimas. Taigi, buvo padaryta prieš pasaulio čempionato oficialias treniruotės, buvo padarytos beveik 2 savaitės neoficialių treniruočių, nepilnai tenai gavosi, gal 10 dienų, dabar nepamenu jau gerai nepamenu, kiek ten jų buvo, bet esmė tokia, kad tikrai įdėjom labai daug darbo, daug analizės, daug vargo, daug fizinių jėgų, daug moralinių jėgų ir taip toliau. Kas liečia rinktinę, tai buvo superinė rinktinė, bet tikrai labai geras kolektyvas, treneriai, pagalbiniai, kas buvo nuo pat starto, pati komanda draugiška, tikrai buvo įspūdinga. Gal kiek mums nepasisekė su to čempionatu truputį orais, nes buvo Italijoje labai vėlyvas pavasaris, labai vėlyvas, pabrėšiu, tai tikrai labai vėlyvas, labai vėlai pradėjo atsirasdinėti ta šiluma ir pas mus, aišku, tas pavasaris Lietuvoje prasideda dar truputį vėliau, tenais truputį anksčiau, bet pagal juos tai buvo tikrai labai vėlyvas ir mes nuo truputį, gal sakyčiau, žieminių kombinzonų į varžybų dienas išėjom jau su trumpom rankovėm. Tai tas gamtos pasikeitimas mums buvo truputį pražūtingas. Tam kanale pagrindinė žuvis, kurią reikėtų gaudyti, tai yra karšius. Kilogramas, 2 kilogramai, ten 700 gramų. Yra nedidelis karšiukas, yra smulkus karšiukas. Taip pat tam kanale truputį jau daugiau yra atsiradę palyginus, kas buvo prieš 8 metus, prieš 10 metų. Yra atsiradę karosų, karpių. Bet irgi jie kaip ir nėra varžybinė ta žuvis, su kuria galima būdavo rodyti rezultatą. Čia aš kalbu dabar apie istoriją, kas būdavo. Tai mum atvažiavus, ką mes turim kanale? Mes turim kanale karšiuką, mes turim karpiuką, mes turim karosą, vienas kitas šamukas invazinis, kuris jisai afrikinis ar pietų Afrikos tas šamukas invazinis, tai jisai yra įskaitinis, europinis šamas tenais neįskaitinis. Visa šita žuvis iš principo anksčiau vykusiuose varžybose yra gauda prie karšio, norint padaryti gerą rezultatą. Neoficialių treniruočių metu mums niekaip nepavyko pagauti karšio. Būdavo vienas kitas pasigauna, prašoka, bet mums labai gerai sekėsi gaudyti karosą. Ir visos neoficialios treniruotės mums rodė, kaip pagauti karosą. Per mano praktiką šitą čempą skaitau 3 čempu pasaulio čempionato. Tas, kuris buvo nedadirbtas su žuvim iki galo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes žinojom, kaip pagauti karpiuką, mes žinojom, kaip pagauti karosą. Šamukas, kadangi jis buvo nedidelis, tai
tik priegauda čia prie tų žuvų, bet mes niekaip neišsiaiškinom, kaip pagauti karšį. Niekaip negalėjom išsiaiškinti, kaip pagauti karšį ir mes neturėjom atsakymų iki pat varžybų pabaigos. Ir tai yra jau 3 čempionatas, kur mano praktikui 3 čempionatas, kur buvo ne iki galo atidirbtas su žuvim, ta, kuri gyvena varžybų vietoje ir kurią vienaip ar kitaip gali tekti gaudyti, jeigu kita žuvis užmiega. Galbūt tokie pastebėjimai, tai vienas iš pagrindinių faktorių, kur lėmė mūsų vietą esamą pasaulio čempionatui, užėmėm 8 vietą. Kas dar buvo negerai iš visos rinktinės. Pasikartosiu, tikrai nuoširdūs žmonės, tikrai kolektyvas geras, darbštus, bet reikėjo gaudyti, bent jau mūsų pagrindinė taktika susidarė gaudimo distancijoje nuo 70 iki 80 metrų, kai kur buvo 90 metrų distancija, kai kur. Tai išryškėjo problema tame, kad mes kaip sportininkai nesugebam numesti taikliai į tos 80 metrų. Gal net kitaip pasakysiu, mes net nesugebam numesti tenais. Ne visi. Buvo rinktinės narių, kurie tikrai numesdavo. Apie taiklumą gal aš jau čia nesivelsiu tokioj distancijai. Bet vienaip ar kitaip, kada tau per dieną reikia pagauti per 5 valandas varžybų laiką, reikia pagauti viso labo 4, 3 ar 2 žuvis ir tu nedameti iki klipsą. Lygiai taip pat ir aš pats. Negaliu to neigti. Aš pats nedamesdavau, nuo pradžių neoficialių treniruočių iš vis nedamesdavau į 80 metrų. Tik tai gale neoficialių treniruočių pradėjau jau kažką panašiai damesti, 75, bet taiklumas jisai vis tiek buvo labai prastas. Tai nedovanotinas dalykas pasaulio čempionate. Aš nebuvau už nugaros sportininkų, aš negaliu pasakyti, ar tai daugelio problema, bet aš savo problemą įgarsinu, kad aš tikrai nesugebėjau pataikyti tašką 75 metrų distancijai, kas buvo, šitam čempionate buvo būtina. 3-4 žuvis pagauti ir jeigu tu šėryklą numeti vienoje vietoje už 5 metrų, paskui numeti ir išblaškai tą visą žuvį, tai jūs patys pagalvokit, ar tu turi šansų pagauti tą žuvį. Aš manau, kad nelabai. Tai čia būtų, sakyčiau, antra priežastis mūsų tokio rezultato, kurį lėmė, tai techninis sportininkų pasiruošimas, kurį jau nuo šių metų turbūt per asociacijas mes spręsim, kad taip turim testuotis, turim pasidaryti namų darbus, bet negalim važiuoti į pasaulio čempionatą nepasiruošę tokiem dalykai. Nors, aišku, važiavom tenais, nei aš pats netikėjau, nei daugelis netikėjo, kad mums reikės gaudyti tokioj distancijoje. Daugelis netikėjom, bet vis tiek žinojom, kad gali ten prireikti. Taip, kad turėjom techniškai pasiruošti iš namų ir išvažiuoti visapusiškai pasiruošę, o ne taip, kaip dabar nuvažiavo. Taigi, po pirmos dienos buvom pirmi, lyderiavom, nors ten keliais taškais atsiklikinėjo vokiečiai, lenkai, nesmė kokios komandos. Bet mes buvom pirmi, nes tikrai buvo geras rezultatas, berods 15,5 baudos taško, kiek pamenu. Antra diena treneriai
du blogus rezultatus nurašė, kad buvo distancija vienam sportininkui 90 metrų, kitam irgi ten kažkas panašiai, o 3 sportininkai sugaudė gerai. Mes nukritom į 3. vietą, bet ten nebuvo didelis atotrukis nuo 1. vietos. Aš iš savo pusės treneriam išsakiau, kad tą, ką mes darom, pas mus veikia, nes aš tiek 1. dieną, tiek 2. dieną varžybų sėdėjau toj vietoj, kur skaitėsi patys prasčiausi kibimai, mažiausiai žuvies iš visų varžybų. Tai man tas viskas veikia, nerealizavau ten vieno karpio. Tai, ne vienu, 2 nerealizavau 2. dieną. Vienas tikrai pabėgo ten dėl techninių dalykų, dėl valo įtempimų, šiukšlės nešinų, nesmė apie tai. O kitą karpį leidau gale jau pačių varžybų į pabaigą. Jis atsikratė nuo kabliuko, tai irgi toksai nežinomas, nenutraukė pavadėlio, nieko, jis paprasčiausiai atsikabino. Taip kad treneriam indikacijų jau buvo po 2. dienos varžybų, kad keičiasi žuvis, bet ne iki galo. Bet iš kitos pusės puikiai suprantu ir trenerius, mes neturėjom ką pastatyti karšiukui. Vienintelį dalyką mes galėjom padaryti atvirkščiai, negu kad mes darėm visas dienas varžybų ar pirmas 2 dienas varžybų. Tai mūsų varžybų metu pradinis jaukinimas būdavo nuo tolimiausio kranto ir mes į tolimiausią užsijaukinom, nes nuo ten turėdavo būti startas. Ir tada ateidom į vidurinę distanciją ir į artimą distanciją. Vėl ten kiekvienas tą vidurinę pasirinkdavo pagal dugno reljefą, pagal taip kaip ir artimą distanciją, irgi ten 15-12 metrų, 18 metrų, tai irgi kiekvienas pasirinkdavo pagal dugno reljefą, ką rasdavo ant dugno, kad būtų patogiau žvejoti. Tarp kitko, ne visi sektoriai dar ir buvo patogu žvejoti, kai kur buvo krūmai, man 2 dienas tekus platformą statyti vienoje vietoje, o tinkliuką žuviai įdėti turėjau statyti visai per kelis metrus nuo Saisnės prie Savės per brūzgynus. Aš niekur neturėjau šansų, kur įmerkti tinkliuką. Tai buvo ir čia tokių niuansų. Ir jau 2. dieną varžybų mūsų rezultatas ritosi žemyn. 3. dieną varžybų mes skritom tikrai labai į dugną. Aš nepamenu, kiek mes tų taškų surinkom, bet aš manau, kad ten mes buvom 3. dienos, jeigu suvesti visus rezultatus, mes buvom ten pačiam gale. Darėm lygiai tą patį, ką darėm pirmas 2 dienas, tai buvo tikrai, manau, klaidinga. Manau, kad mes nesupratom, kad žuvis dar labiau užsičiaups ir kas atsitiko nuo 2. dienos varžybų, gal truputį grįžkim prieš istoriją, pradėjo oficialių treniruočių vidury, pradėjo po truputį šilti oras. Ir varžybų dienomis jisai smarkiai sušilo. Labai smarkiai sušilo. Ir žuvis pradėjo keistis. Mūsų žuvis, karosas ir karpis jau 2. dieną, jau aišku, čia po varžybų mes išanalizavom, kad jau jinai užsidarinėjo, jinai traukėsi, jinai jau nebenorėjo taip valgyti, kaip valgė 2 savaitės prieš, ir kad po truputį atsigaudinėja karšis. Oficialių treniruočių metu mes matėm, kaip vienam bokse karšis buvo labai aktyvus, bet tai buvo vienintelis boksas, vienintelis kraštas, kur atsisėsdavo sportininkai ir pagaudavo tikrai gražius kiekius karšių. Ir matosi tam kraštiniam sektoriuje, tenai truputį buvo susigrūdę, nes šiaip kanalas pats iš savęs nėra žuvingas, jie ten truputį buvo susigrūdę ir sušilus tiem orams, sušilus keliem laipsniams ar ten pusei laipsnių vandens temperatūrai, tie visi karšiai pasipylė per sektorius, bet jie pavieniai, jų nebuvo daug. Tie, kurie laimėjo
Jie pagavo po 2, max 3 karšius, bet jie juos pagavo. Kiti ir to nesugebėjo padaryti, kaip mes. Tai va čia toks truputį va jums pasakodamas pagavau karpį. Ir jis niekur neina. Nesuprantu, čia karpis, ne karpis. Ne, didelis karšis. Didelis karšis, ne karpis. Tai va, ir čia buvo ta gamta, nu, neįsiskaitėm, neįsigilinom į pačią tą gamtą. Neatspėjom, kaip viskas vyks, bet tai vėlgi patirties trenerių, visų patirties stoka, kad va, pasikeitė, kad išstudijuot, kad pasikeitė sąlygos. Bet kad pasikeitė, kad nu, studijuoti vandenį, suprasti. Čia šitoj vietoj kaltinti mes nieko negalim, mes darėm kas geriausia, ką mes suprantam, ką mes mokam. Mes radom kažkokias tai savo žaidimo taisyklės, kurias mes bandėm pritaikyti, su kuriuo mes žaidėm. Turim tokį va rezultatą. Labai aišku gaila kristi iš 1 vietos į 8. Tai aš įvardinau garsiai tas klaideles, kurias mes turim išmokti. Aišku, atsiras kitam pasaulio čempionate, atsiras kitos klaidos, atsiras kiti dalykai, kurie galbūt mums trukdys, kurie mums neduos rezultatų. Na, bet tai toks mūsų sportas. Tai ne tik priklauso nuo tavo fizinių sugebėjimų, ką tu pagausi, kiek tu pagaudysi, kaip tu greitai gaudai, bet ir prie mūsų priklauso rezultatas. Tai va, tai būtų tokios turbūt pagrindinės klaidos mūsų pasaulio čempionato 8 vietos. Aišku, džiugina tokie dalykai, kad per paskutinius 3 pasaulio čempionatus, jeigu mes žiūrėtume reitingą, mes pakilom į 4 vietą, ten tik tai keliais taškiukais nusileidžiam keliom komandom, tai reitingas mūsų pakilo, bet vis tiek viduje yra didelis gailestis, kad mes taip turėjom tokį rezultatą. Taip kad ačiū visiems už dėmesį ir iki sekančių malonaus.